Mielas Algė, ačiū, kad sutikote susitikti, pasikalbėti tokiu, nežinau, galbūt ir šiek tiek filosofams mažiau pažįstamų, mažiau tikėtinų formatu. Labai dėkingas už jūsų laiką, labai dėkingas už jūsų dėmesį. Aš noriu pasakyti, kad kiekvieną kartą išgirdęs, kad jūs lankotės Lietuvoje, man suvirpa kažkas viduje ir užgimsta noras to jau pat viską mesti ir bėgti jūsų paskaitas. Ir net ne dėl tų teorijų, nuostabių teorijų, kurias jūs šokdinate, kurias jūs atvežate filosofijos studentams ir kitų specialybių studentams, bet visų pirma dėl jūsų gyvenimiškos patirties, dėl jūsų linksmo būdo, kuriuo jūs susitinkate su pasauliu ir susitinkate su pačiomis įvairiausiamis aplinkybėmis. Na ir be abejo, dėl tų akimirkų, kai mes po paskaitų einame išgerti įvairių gėrimų į barus ir kalbamės iki išnaktų ir galbūt ir šokame, tai tikras malonumas su jumis kalbėtis ir jau daugybę metų sekti gražią jūsų veiklą, semtis įkvėpimo iš jūsų išminties. Ir šiandien turim galimybę pokalbį įrašyti ir pasidalinti įžvalgomis, ne tik tarpusavėje, bet ir su tais, kurie nori mus girdėti. Ir, noriu pasakyti, kad šį kartą mus suvedė, nežinau, gal kiek ir netikėta tema, tai yra kūnas ir judesys. Mes jau bendraujame šiandieną nuo ryto, mes kartu judėjome, mes kartu keliame klausimą apie tai, kas yra žmogui kūnas, kaip kūnas dalyvauja mūsų mąstyme, kaip keičia mūsų perspektyvą į pasaulį, kintančios kūno gyvenimo aplinkybės. Na ir galiausiai mes čia, galbūt kažkiek išplėtoti šitą temą, bet leiskit man pradėti nuo klausimo šiek tiek apie jūs patį, apie jūsų patirtį. Viena tema, kuri mane nuolat intriguoja ir neduoda ramybės, norisi apie tai daugiau sužinoti. Tai tą periodą jūsų gyvenime, kai po karo Korėjoje patekote į Japoniją ir turėjote galimybę studijuoti dzeno filosofiją ir taip pat lanko meną. Ar galėtume truputėlį pasidalinti tą istoriją? Tai trumpai buvau nušautas, kaip sakant, ir patariu visiems nebijokit mirties, jos neatsiminsit, tikras garantas. Paskui buvau tokioj ligoniniai, bet tada turėjau laiko ir gyvenau netoli Kyoto miesto, tai yra centras Japonijos civilizacijos. Na ir suradau netyčia tokį namelį, kur gyveno zen meistras. Ten mane palydėjo žmonės, tai ir paklausiau, ką jis daro, kokia čia meistrystė. Sako, jisai lanko menininkas. Tai sako, medžiokliai. Jie sako, ne. Tai koks čia menas, kad nėra jokio tikslo. Sako, tikslas yra menas, tokio nieko. Tai paprašiau, sakau, jau čia jeigu mokina ką nors įdomaus, tai man tas mokytojas parodė vieną kartą tik tais, kaip tą lanką vartoti. Ir nutarėm, kad aš pas jį studijuosiu. Tai ateinu, nutarėm porą kartų į savaitę po porą valandų. Ir ateinu kitą kartą, jis man tą lanką paduoda ir atsisėda gan toli, zen pozicijoje ir veik. Aš jau mačiau jį pirmą kartą, kaip jis tenai parodė man. Jisai buvo labai menkas žmogiukas, kaip sakant, aš buvau labai stiprus, virš 100 kilogramų. Jisai gal buvo 50 kilogramų ir tą lanką taip lengvai suvaldė, kad aš sakau, jeigu toksai žmogelis galite ir aš parodysiu, aš mėginu tą lanką tempti, nepatempiu. Kas čia, sakau, čia kažkokia magika pas jį. Ir pradėjau tampyti ir paskui ilgai, kiekvieną kartą ateinu, jisai vėl atsisėda, to nieko nesako. Sako, dar kartą parodysiu. Matei kartą ir mėgink. Tai tada susibendravom, karts nuo karto jisai pasisodina, padarom arbatos ceremoniją, irgi yra zen praktika.
viskas turi savo vietą, turi savo savybės, kaip jos jungiasi ir taip toliau. Ir aš vis dar mėginu plepėti, tai jis mane nuramina. Tylėk, tyla yra viskas. Ne? Nu, tai man ramu. Nu, po kiek laiko aš tą lanką jau patempiu ir tą strėlėm išmokau įdėti ir kartais į taikinį pataikau. Nu ir ilgokai užėmė ir po laiko aš jau sakau, nu ko daugiau reikia, ne, aš viską išmokau. Jis nieko nesako. Išsiskiriam tik vieną dieną. Aš irgi tą patį įvykį padariau, atrodo nieko naujo. Jisai staiga atsistojo, nusilenkė ir viskas. Nu, aš nustebau, ką jis pastebėjo. Jis labai strubiai į mane žiūrėjo. Atrodė, kad jisai sėdi taip savo kontempliuoja, bet matė kiekvieną mano judesį. Ir kiek sužinojau, tada, ką jis pamatė, kad lankas, strėlė, taikinys susitiko be manęs. Kol kontroliuoja nors mažiausias suvirpėjimas, tai nesi meistras. Kada įvykiai, atenai gėlių susidėliojimas eina per tave, be tavęs esi meistras. Tai tuo momentu patapau zen ir visą, ką veiki, be savo įsikišimo, yra zen. Sako, tu algi rašai. Sako, aš nerašau. Tema rašosi pati. Tik leisk ją rašyti. Neįsikiškiu savo kategorijomis, teorijomis ir visą kitą ir bus viskas grakštu ir tvarkoj. Panašiai kaip jūsų mokytojas nesikišo į jūsų ugdymo procesą, bet jis visgi stebėjo jūs kažkokioj kokybiškoj būti. Ja, labai tiksliai ir matė, kad aš staiga net negalvoju apie tai, sako, nu, jeigu galvoji, dar kišiesi, ne? Leis kūnui tapti tuo lanku ir tą strėlę tuo taikiniu, ne? Ir tada kūniškumas patampa, tas esi. Kūniškumas tada yra vieta, vadinasi bašo japoniškai, ne? Vieta, per kurią pasaulis pasirodo, be tavo įsikišimo. Kaip sakant, tapytojo kūnas. Nėra, kad aš esu tapytojas. Bet kaip po tavo grakštus gestai ant drobės atveria tą pasaulį grakštų, esi tapytojas. Tavo kūnas moko tapyti be tavo įsikišimo. Ne? O kas yra tas tu šiuo atveju, kuris gali sutrukdyti tam procesui? Minėjai klausimą, kaip pirmiau kalbėjai, kas tavam Asija, ne, tai Indijos pagrindas. Tai esu tas, kur pasaulis pasirodo kaip pasaulis. Esu pasaulio atvertis, daugiau nieko. Neįsikišu, nei žodeliu, nei kokiu nors tenai išaiškinimu. Po to galim aiškintis, ne, tai yra kita tema. Ir ta kita tema turi savo reikalavimus, tada aiškinimai turi savo eigą ir tada juos įsiveli ir leisti tiem aiškinimams aiškintis patiems. Man regis, ta tema, apie kurią kalbate, tai yra sekantis etapas jūsų biografijoje, tai yra būtent grįžimas į Jungtines Valstijas ir filosofijos, daugybės metų filosofijos studijos. Bet leiskit trumpam, dar visai trumpam likti su jūsų dzeno ir lanko meno patyrimu. Įdomu tai, kad būtent įkūnytas patyrimas tampa ta priemonė, tuo keliu, kuriuo einama link situacijos, kurioje pasaulis skleidžiasi gražiausiomis savo spalvomis. Tai man įdomu paklausti, kaip vis dėlto, tokioje, vadinkime, dvasinėje kelionėje dalyvauja kūnas. Nu, matai, mes esam kūniški ir mes galim kalbėti apie kūniškumą įvairiais būdais, bet taip pat, jeigu gyveni pasaulio aplinkoje, tikro pasaulio aplinkoje, tai kūnas pats kalba to pasaulio kalba.
ne, kaip sakau. Mes žinojom, kas yra skanu per liežuvį. Kūniška patirtis. Mes mokėjom vaikščioti per rugienas, kaip rugienos reikalauja, ne. Sakytų, kodėl vaikai taip vaikščiot? Nu, vad, rugienos tokios aštrios ir mums reikia taip eiti, ne. Tai vienu žodžiu, mūsų ėjimas kūniškas yra taip pat pasaulio reikalavimas. Ko pasaulis paprašo grakščiai iš savęs, ne. Tai kūniškumas yra pasaulio kūniškumas. Reiškia būti pasaulyje, tai visų pirma būti pasaulyje kūniškai, įsikūnijus, įsikontekstinus per veikimą. Taip, ar tenai moki perėti per brastą, ar moki bangose šokti, ne, kai bangos tave verčia, kad nenuverstų kaip pašokti. Tos bangos pasako kaip, ne. Ir pasaulis turi savo kalbą, tylę kalbą, ir ta tyli kalba yra garsesnė už visus garsus. Man atrodo, tas ypatingai gyva ir aktualu lietuviškos kalbos pasaulyje, kaip jūs esate rašęs. Kas nėra skaitęs šito teksto, tai man atrodo, būtina prieiti prie šito teksto ir paskaityti Algio Mickūno lietuviškos kalbos pasaulis, kuris išskleidžia, kaip vis dėlto lietuvių kalboje, mes ne apie daiktus kalbame, bet kalbame pačius daiktus arba kalbame pačiais daiktais. Ir aš apie tai, sakau dėl to, ką jūs ką tik ir pasakėte, kad, būti įkūnytam, tai reiškia leisti pasauliui kalbėti per mus, leisti pasauliui mus formuoti, leisti savo susitikti su pasauliu taip, kaip pasaulis paprašo. Ir kažkuria prasme tai gali būti išreikšta ir kultūroje. Aš girdžiu, kad tai yra išreikšta dzeno kultūroje, dzeno mene. Bet kažkiek, kas man yra didelis atradimas, to yra išreikšta ir mūsų liaudies dainose, ir mūsų tautosakoje. Taip, matai, zen parodo vieną dalyką, kad mes atrodo gyvename daiktų aplinkoje. Čia medis, čia jautis, krūmas, grybas, bet tie grybai, ir tas krūmas, ir tas medis yra aplinkos visatos, kaip tą vadinu, grožio aplinkos, estetikos. Tai pavyzdžiui, kodėl tas medis yra gražus, kodėl jisai mirga ir taip toliau. Nes jisai yra antplūdėje rytmečio aušros. Tas antplūdis nėra daiktas. Tai yra pasaulio atsiverimas per tą medį. Ir kaip sakom, ateina pavasaris per Purienų laukus. Pavasaris nėra daiktas, bet pasirodo per tuos Purienų laukus, per tą žydrynę. Ta žydrynė tokia žavi, nes jinai atveria mūsų pavasarį. Pavasaris yra visas pasaulis pavasaris, ne? Nėra daiktas, neturi savybių. Bet pasirodo per daiktus, ne? Todėl toks džiaugsmingas dalykas, kaip sako, pavasario, kaip sakant, dienos spalvas blaško vėjelis, ne? Taigi įsivažiuoju, gryni fenomenai, ne daiktai. Bet toks džiaugsmas. Tai sako, kodėl aš džiaugsmingas, kad aš regiu, girdžiu tą pasaulį, ne tik daiktus, ne? Kaip tie daiktai pasirodo. Prieblandoje, sako, čia yra žalias, prieblandoje jau rudesnis. Iš ryto yra ryškus, blizgantis. Tai tie klodai yra pasaulio klodai, ne daiktai. Van Goghas buvo paklaustas, kodėl tu tapai tuos javų laukus? Sako, atleiskit, netapau javų laukus. Aš tapau šios dienos auksinį skambesį. Čia yra pasaulio žavumas. Ir galima pagauti tą visur. Tai matai, kai kalbi lietuviškai, tai pagauni tuos klodus. Ateina, žiūrėkit, kokie žibuoklių laukai, kaip jos žyba, kaip jos sklinda. Taigi ir saulutė senai sklinda, ir vėjelis jas judina. Visi tie klodai yra
žavus ir padaro tas gėlytės žavingas, patrauklias, mirgančias ir taip toliau. Tai čia yra mūsų pasaulio patirtis, o ne tik daiktų patirtis. Sako, mėlynas dangus. Dangus nėra dangaus, yra mėlynė, gili. Ir griausminga kartais, ir žaisminga, žaibinga, bet tai yra nedaiktai. Tai mat, lietuvių kalba ta pasaulio kalba, o ne tik daiktais. Todėl zen tai irgi yra pagavę labai ta tuštuma, kuri skamba, ne? Kaip varpas nuskamba to varpo tuštuma ir skamba per visą tą. Ne? Tai mes ir dainuojam taip, ne? Mūsų garsai eina per visą tai tolumas ir mes jas lydim ir taip toliau. Tai mes kalbam pasauliškai, o ne daiktiškai tik. Visomis pasaulio spalvomis ir visais gyliais ir visais tūriais mūsų kalba pabando jį pagauti. Ir tas vėjelis, jo mes nematom, bet vėjelis matosi, kaip sakam, ir supas smagutis vėjelis, ne? Supas iš šakose. Ne? Tai sugrįžkime prie jūsų biografijos šiek tiek, tai ką aš išgirdau ir šiandieną iš ryto ir jau čia, kad dalyvaujame pasaulyje, eidami per rūgienas ir šokinėdami ant šieno ir versdamiesi bangose, stebėdami rytmečio rasą ir saulėlydį. Na ir ilgainiui mes pradedame įkūnytai veikti, kur, kaip jūs minėjot, mūsų rankos mostas sutampa su dalgio judesiu, sutampa su nupjaunamos žolės kritimu ir jos kvapu, arba lankas, strėlė ir taikinys susijungia. Ir štai po šitos patirties jūs keliaujate savo kelionę toliau į Jungtines Amerikos valstijas ir pradedat ilgametės filosofijos studijas. Ir iki šiol jūs esate daugelį žinomas kaip, visų pirma, filosofijos profesorius, keliaujantis, kalbantis, šokantis filosofas. Kaip tai štai vakarietiška filosofijos tradicija jums atrodo, arba ką jums dovanoja šiame kontekste, kurį ką tik išskleidėme? Regis žmogui daugiau nieko ir nereikia. Tai, ką jūs patyrėt vaikystėje, jaunystėje, regis tuo galima būtų ir sakyti, kad gyvenimo džiaugsmas yra pagautas. Taigi filosofija tai didžiulis džiaugsmas, žingeidumas, pagaut, suvokt. Matot, yra keisti dalykai. Čia mes surūšiavom. Čia Platonas, čia Aristotelis, čia tas kitas, dar trečias ir dar 15. Tai aš klausiu geriausių žinovų. Sako, platonizmas, sakau. Raskit vieną sakinį Platono dialoguose, kuriame jis sakė, aš taip mąstau, čia mano. Nėra. Jo dialogas tęsiasi iki dabar. Ir jis diskutuoja su mumis ir diskutuoja labai, kabutėse, dialogiškai, poetiškai, grakščiai. Tai nėra, sako, čia ir taip, ir kitaip negali būti. Čia kaip tik tęsiasi toliau tas linksmumas, tas simpozijumas, ne? Tie klausimai, kurie atveria gelmes ir net, kada klausia, kaip supras Platoną? Sakau, tai pirmą perskaityk tada, suprask viso Platono darbą, kaip atsakymą į klausimą, kurios pas neklausė. Tada ieškai to klausimų ir tada viskas sujuda, vis iš naujo, ne, ir vis randi daugiau. Ir tas daugiau plečiasi, kai sako, pavartok žodį idėja, jau esi Platono barzdoje, ne? Aš suprantu, jums filosofija tapo būdu kalbėti apie pasaulį, kurį jūs matote, kurį jūs jaučiate, kuriame gyvenate. Ir tas pokalbis, jis niekada tarsi neprieina galutinių tiesų, galutinių išaiškinimų, bet tai yra būdas atverti tai, kas nori pasimatyti iš paties pasaulio. Ir atverti per save, ne tik savo suvokime, bet per kitus. Tai yra polilogiškas, ne, kaip sakant, yra melodija,
kuri varijuojasi. Nu, čia vienas prideda tą, sako, nu, mes priklausom, yra melodija, nu, yra natų. Platono natą, Aristotelio, Dekarto, bet ir mes pridedam prie tos melodijos ir gal, kada pridedi savo natą, priklausai melodijai ir jiems, bet taip pat gali tą vieną natą pakeisti melodiją truputį, paklausai klausimus, kur nebuvo klausti. Ir ta melodija keičiasi, bet mes irgi priklausom tai melodijai. Tai vienu žodžiu, mes esam melodingi ir taip pat natos. Tai yra grindimas, esam grindžiami ir mes esam taip pat grindiniai, kurie grindžia kitus. Tai filosofija neturi, kaip sakant, čia Markso filosofija, čia jeigu patampa kieno nors filosofija dogma, tai dingsta kaip filosofija. Filosofija džiaugiasi dialogų, džiaugiasi polilogų. Išmokstam, kaip sakant, mąstyti net iš Indijos, mes sakom, nu, arba, mūsų viena logika, ne, arba taip. Paklausė Indijoje, nei taip. Gali būti kitaip. Sakai, aha, čia visai kitoks atsiverimas, nu įdomus, dar įdomesnis. Kaip bebūtų, tie besitęsantis, kelius tūkstančius metų besitęsantis pokalbiai, vis dėlto jie turi tam tikrą ašį, kuri yra, man regis, įleista į tą amžinąjį dabar, kuriame kiekvienas iš mūsų gyvename ir į kurį atsiremiame savo individualioje patirtyje. Tai viena vertus yra tie besitęsiantys pokalbiai ir įvardinkim juos diskursais, bet kita vertus tai yra mano individuali kūniška patirtis. Ir man klausimas, kuris kyla, vis dėlto, o kiek filosofijoje, ypatingai filosofijoje šiandieną, mes vis dar norime, vis dar drįstame atsiremti į savo individualius patyrimus. Visų pirma, tuos, kuriuos mes gauname savo juslėmis. Aha, vienas dalykėlis mažas. Jeigu yra mano patirtis, tai aš nežinočiau, kad yra individuali. Be tavęs, kuris parodo skirtumus tarp manęs, jau yra dialogas. Vienu žodžiu, individas, kuris sako, suprantu visą pasaulį ir daugiau nieko nereikia, tai nebėra individo. Kaip tik dialogas sukuria individus. Ne? Tai prieš komunizmą ir kapitalizmą mes turim dialogą. Ir gyvename. Dialogas yra apie ką nors. Ir tas, kaip minėjau, mes esam kryptis į pasaulį ir per dialogą mes suprantam daugiau. Kada aš kalbu apie gravitaciją, aš jau pasiskolinau Newtono įžvalgą. Aš jau kalbu su Newtonu, nors jo neminiu. Ar kalbėk apie savastį, kaip sakant, kas yra refleksija į save, aš kalbu su Dekartu, ne. Ir staiga pamatau, kad jo Kantas parodo jo trūkumą. Sakau, ačiū Kantai, kad Dekarto trūkumai yra tokie, bet ir Kantas nėra paskutinis žodis. Nors yra galingas žodis, ne. Tai mes esam toje nedabartyje, mes esam gelmėje. Pasakai, ką nors apie gravitaciją, gelmėje mūsų tradicijos, istorijos. Istorija nėra empiriška, sako, man istorikas sako, istorikai yra empiriški. Jie nori žinoti, kas, kada, kodėl ir kur. Tai sakau, aš noriu žinoti apie Napoleono laikus, tai būti empiriškam, aš turiu ten nukeliauti, ne? Kaip kitaip būti empiriško, žiūriu, Napoleonas joja, dabar galėjau prašyti. Tai sakau, kokia čia yra empirika? Ne. Tai jau mes esam dialogiškai sujungti su rašais apie Napoleoną, aprašymais ir visą kitą. Tai sako, mes turim duomenis. Bet tie duomenis kartais yra toliau nuo to fronto, negu kas buvo ten tiesioginiame kare. Tai sako, generolas aprašė po 10 metų. Tai po 10 metų jisai daug kitaip aprašė negu tie, kurie kariavo. Tai kas yra
istorija. Ne? Tai mes tą gelmę turim, todėl turim aprašymus ir poeziją, ir architektūras. Taigi architektūra, kalbant kūniškai. Ir diskutuoja galiūnai, antropologai ir archeologai, kaip tenai galėjo tie egiptiečiai užkrauti tokias krūvas tų didžiulių akmenų. Jie galėjo kūniškai. Ir mes klausėm, kaip jie galėjo. Ar mes taip galim? Mes sakom, mes galim, nes mes pratęsėm mūsų kūniškumą per didžiulės technologijas, kraut tokius akmenis. Bet tai mūsų ir pratęsimas, bet mes sakom, kaip jie galėjo. Tai reiškia jų kūniškumas. Ne, kaip jie pastatė. Kaip tas tokias katedras pastatė, ne? Tad leiskit pasiūlyti tokią galbūt ir radikalią mintį. Susitikti su Heideggerio Dasein, pavyzdžiui. Aš visgi, negaliu susitikti, išmokdamas visus įmanomus šio termino apibrėžimus. Aš turiu turėti kažką savo įkūnytoje patirtyje, kad aš galėčiau tapti lygiaverčiu porininku dialoge su Heideggeriu. Girdėdamas žodį, skaitydamas tekstą, vis dėlto galimai remiuosi ne vien į reikšmes, kurias suprantu kitų reikšmių pagalba, bet į savo patyrimą, į savo mokėjimą, į savo laiko erdvės patyrimą, būtent taip, kaip aš judėjau per gyvenimą su savo kūnu. Ir man čia kyla tuomet klausimas, kaip tie besitęsiantys filosofų pokalbiai, vis dėlto kiek vis dar mes esame atidūs neužsidaryti vien pokalbį, bet iš tiesų būti tikrame gyvame pasaulyje, kuris, gale dienos yra tas tikrasis šaltinis pokalbiui vykti ir ta tikroji atrama, kuri leidžia mums apskritai susikalbėti. Ir man regis, vėlgi, žiūrint į tekstus, kurie tampa vis labiau sudėtingesni, žargoniški, netgi skirtingų sričių filosofai tarpusavy ima nebesusikalbėti, nes išvysto savo atskirą tik tai tame kontekste suprantamą kalbą, jau nekalbant apie mokslus, kurie ypatingai fragmentuojasi. Toks jausmas, kad mes vis labiau atitrūkstam nuo pasaulio ir nuo to pavyzdžio, kurį jūs davėte pačioje pradžioje, kur lankas, strėlė ir taikinys susitinka. Galimai mes gyvenam situacijoje, kur mūsų kalba ir tai, apie ką kalbame, yra du skirtingi pasauliai. Bet nepaisant, ar mokslininkas neturi savo žargoną ir nesupranta kito, ir ten nepaisant, kokie jie yra, jie sako, einam skersai gatvės. Ir va tenai surasim tą ir tą, ir pasirinksim tą vietą. Matėjau, jau mes gyvenam toj veiklioj erdvėj, kuri yra duota ir be jos negalim, sakyti, lipka į galą automobilio. Ar tenai bus tai geriausias matematikas, ar, kaip sakant, neuklinės geometrijos žinovas vis tiek gyvens tame pasaulyje, be kurio jisai negalėtų nueiti nusipirkti valgyti. Reiškia, mūsų kūniškumas ir mūsų dalyvavimas šiame pasaulyje yra ta bendra teritorija, kuri leidžia mums kalbėtis, kas yra kita pusė, kas yra galas, kas yra priekis, kas yra aukštyn, žemyn ir panašiai. Ir matai, tas pasaulio įsivedimas į mūsų kūniškumą yra toks. Aš matau bet kokį daiktą, kalbant tik grinai daiktiškai, iš šitos pusės, iš šitos perspektyvos. Bet mano kinestetinė rega, aš matau aplink tą, man nereikia apeiti, matyti kitą pusę. Aš matau kitą pusę, nes kitoj pusėje stovi siena, mato kitą pusę. Jei nebūtų sienos, nebūtų kitos pusės, nematyčiau. Dengtų. Vienu žodžiu, pasaulis irgi kalba tyliai. Kodėl tas namas toks aukštas? Nes šalia jau yra labai žemas krūmas. Jie susikalba, jie man nurodo viens į kitą. Tai pasaulis irgi įveda. Eini girioje, aš šalia girelės, sakai, va čia medis viens už kito. Tave ir aš tada esu priešais tuos du medžius, bet paeinu, jau tas medis viens kairiai, kitas dešiniai, tai aš dabar esu kitoj vietoj, mane tie medžiai nustato irgi, kur esu, ne? Tai vienu žodžiu, mano judesiai irgi pakeičia kitus stovius ir kitus stoviai pakeičia mane. Mes turim
pasaulietišką dialogą su pasauliu, ne su daiktais. Ir mane pakviečia, sako, čia šitos pusės tas stalas turi tokį švelnumą, gal ir kitoj pusėje, bet galiu apsirinkti, gal bus labai šiurkštu. Bet jau yra nurodyta, kad yra kita pusė. Nors aš jos kabutėse nemačiau. Tai jau kinestetinis kūniškumas mane veda toliau. Tas pasaulis sako, eik aplink ir pamatysi, ne? Tai ir nepaisant, ką matai, sako, žiūri filmą, čia filmą duota čia. Bet žiūrėk, kaip sako, tas bulvių žmogus kaučia, Tavčiano bulvė. Sako, jisai nieko neveikia, jis labai veiklus. Tenai eina bandytas už namo, tenai su pistolietu, tenai eina žmogelis. Neik, tenai tave nušaus jau matai, kas bus už to namo jau čia, tenai ta kinestetinis judesys nurodo, kad yra namo kita pusė, tenai jau pabaisos darosi. Jau mato tiesiogiai, kad eina toliau, ne? Ir kas ten gali būti. Tai tas kinestetiškumas reiškia, mes jau aplenkiam toliau. Pavyzdžiui, mes čia sėdim dabar, ne? Ateina kolega, draugas, sako, kaip man dabar išeiti? Mes nesakom, dabar aš turiu matyti, mes kinestetiškam. Eik pro duris, tada pasukai į kairę, paskui eik, ten yra keliukas į dešinę, rasi didžkelį ir taip toliau. Jau mes parodėm erdvės struktūrą, kinestetiškai. Mūsų rankos judesys prasitėsi ir sukūrė jam tą visą kinestetinę erdvę, figūrą. Ir jisai mato per mūsų tuos judesius, dabar išeisiu, nueisiu į kairę, važiuosiu aukštyn ir rasiu kelią, ne? Tai mes nesam uždari, čia aš esu dabar tuo momentu, jau mes atveram erdvę ir laiką. Eik toliau, tenai bus daugiau, ne toliau ir ne tik erdvėje, bet ir toliau laiku. Įdomu tai, ką pasakojate, kiek mūsų savęs erdvėje tarp daiktų ir kintančiose situacijose suvokimas formuoja apskritai mūsų galimybę susikalbėti, apskritai galimybę girdėti, kas yra sakoma iš kito ir į ką tai nurodo. Ar nekeista, kad filosofijoje apie tai kalbama, apie šią žmogaus galimybę, apie tai kalbama pakankamai vėlai. Husserlis, Merleau-Ponty pradeda sakyti, kad mes tikriausiai 1000 metų pavėlavom su supratimu, kad mes mąstome ir veikiame pasaulyje visų pirma iš savo patyrimo jame. Tai čia skirtumas, sako, mes patiriam ateitį, kokioje atmintyje, ne, mūsų vidujybė turi atmintyje, nes ateities dar nėra, praeities nebėra, tai reikia atminties kokios, o ateitis yra projektuojama, mūsų proto kokio. O kūniškumas sako, dabar žiūrėk, nueik tenai ir eisi toliau, tai reiškia ir laiku, ir erdvė. Kaip nueisi tenai už 5 minučių, rasi tą, mūsų kūnas jau peržengia tą dabartį. Jau yra atviras akiratis. Mes esam pasaulio akiratis, atviram pasaulį. Ir tas, nepaisant, kaip mėgini suprastinti viską į dabartį, kaip kūnas dabartyje, praeities nėra, ateities jau nebėra, ateities dar nėra, jau kūnas tą peržengia. Jau mes kasdien taip šnekam. Ir šnekam kūniškai, dabar nueisi tenai, eik į kairę, tai čia kūniška orientacija. Ir visi supranta tą. Eik va į tenai, neik toli, va tenai tą tašką rasi ir tada eik ten. Mūsų vakarų filosofijoje, tas kūno ir proto atidalinimas žinomas, su pirma dėl Dekarto, labiausiai nuo Dekarto, bet mes žinome, kad ir pats Dekartas buvo pastatytas į nelengvą pasirinkimą tarp mokslo ir religijos ir, tarsi turėjo atiduoti kažką mokslui, kažką palikti religijai, tai štai kūnas tapo tą mokslo objektu, tapo būtent gamtos daiktų, ne tai, iš ko mes mąstome, ne tai, iš ko mes kažkaip susidarome pasaulio vaizdą ir iš ko kyla mūsų mąstymas.
Ja. Matai, tas dvilypiškumas, metafizinis dvilypiškumas, ne, protas ir kūnas. Nu, tada klausimas, kaip protas valdo tą kūną. Nu, mėgina sulipdyti ir neišeina. Ir visokių ląstelių ieško ir visa kita. Nu, protas nėra medžiaginis arba siela nėra medžiaginė ir taip toliau. Nu, ir kaip tada tuos sulipdyti. Nu, ir visokių būdų, ten ir paralizmai ėjo, ne, va čia protas veikia viens po kito ir tada kūnas irgi veikia viens po kito. Kantas juk ieškojo, nu, kaip mums suvokti dabar kūniškumą. Nu, kūniškumas yra mūsų išorinė erdvė, vienas šalia kito, ne, aš matau dalykus vienas šalia kito. Bet laikas yra ir mintis, tai ir viena po kitos, tai ne tik tai aš matau vieną daiktą viens po kito, bet aišku ir skaičiai viens po kito, tai jau reikia a priori kito klodo, ne. Nu tai čia irgi ta dalyba. Bet kūnas, veiklus kūnas, neįskiria. Dabar galim net kalbėti, sako, kiek toli nuo čia iki ten. Nu, važiuot 5 valandos, ne, jau laikas yra taip pat nuotolis kaip ir erdvės. Nu, 100 kilometrų per 2 valandas, ne. Tai čia jau susijungia kūniškume. Taip. Abu. Nėra tos skilties. Tik tais, matai, metafizika tą įvedė. Nu, tas gali galiot, bet klausimas yra, pavyzdžiui, skirtumas tarp laiko ir erdvės modernybėje yra skirtumas tarp proto ir kūno. Jeigu protas ir kūnas yra vientisis, skirtumas tarp laiko ir erdvės dingsta. Kaip aš minėjau, va čia nuo dabar iki ten ir bus tiek laiko, ne. O tada, nu, tai kaip mums dabar suprast laiką, tai yra, kaip sakant, proto projektai, didžiuliai projektai ir Heideggeris, Entwurf ir visa kita. Dar mes čia gyvename, bet dabar mes esam projektai. Bet projektas jau po laiko. Kaip sakant, jau mes esam, nurodėm, kur eiti ir ką rasti, ne. Tai tas, matai, mėginimas Whiteheadas, Alfred North Whitehead, sakė, kad kaip atsitiko, kad vakarų civilizacija užkliuvo ant to dabarties taško ir nemoka nuo jo nulipti. Nu, tai protas per žengs, mes turim projektus ir taip toliau. Tai iki dabar kalbama. Nu, pasaulis yra dabartėje, visas pasaulis. Ne? Tai mums, nu, tai ateitis yra mūsų projektai. Ne? Tenai ir Heideggeris į tą įkliuvėsi visą kitą. Tai čia tik yra modernybės metafizika, ne, tas dvilypiškumas. Kūniškumas to į tą nekreipia dėmesio. Ne. O kaip yra kūnas tuomet? Kaip kūnas dalyvauja laike? Laike? Mūsų kūniškas laikas yra viename yra biologinis laikas, tai yra pasaulio ritmas. Mūsų pasaulis yra ritmiškas, kaip jau visi pagonys sako, nu, pavasaris, vasara, ruduo, žiema, cikliškai pasikartojantis. Tai ir mūsų kūniška veikla yra tokia cikliška, ne? Net gyvybės, nuo gimimo per gyvenimą į mirtį. Ir nuo mirties į gyvenimą ir vėl ciklas pasikartoja. Mes esam juk mirtingi kabutėse, bet pagal mūsų tradiciją mes gyvenam toje tradicijoje. Sako, nuvažiuok į kaimą, sako, einam aplankyti giminių. Einam, tai kur jie gyvena, o čia va šalimais. Bet va čia jaunukas gyvena ir jie yra mūsų, kaip sakant, tęsiasi per mus, mes apie juos kalbam, kaip senelis mane mokino, buvo labai gerai, senelis kalba, ne, kalbosi su seneliu. Jis mokino, kaip šaukštą padaryti. Net. Tai ta gelmė, todėl žmonės nebijo mirties, jie gyvena toliau.
Taip, mūsų kūną veikia ne kažkoks abstraktus laikas, bet mūsų kūne gyvena mūsų tėvų manieros, įpročiai, šaukšto laikymas. Kaip dirbti, kaip tenai arti raketį ir kaip šaukštą padirbti, taip toliau, kaip puodą iškepti, ne tai blynus, bet patį puodą padaryti ir visą kitą. Nu ir randi tame puode senelio pėdsakus, ne? Va čia senelio pirštai buvo labai gavo, žiūrėk, kaip jisai tą išklijavo. Tuo pat metu mūsų kūne yra, savotiškai slypi ir ateities sėkla per mūsų įpročius, per mūsų veikimo būdus. Mes galim, tiesą sakant, matyti, kaip toliau klosis, kaip toliau mes prognozuosime situacijas, į kurias patenkame. Taigi, kaip vaikai gauna įgūdžius. Vaikelį to neliesk, čia negerai, jis gauna įgūdį. Neliesk, čia labai oranžinė spalva, karšta. Paliesi, matai, pamatai, kad sakiau, neliesk, nejudėk taip, ne. Jis gauna įgūdžius ir tęsia. Yra tarp kūniškumo tęsinys, ne. Kūnas dalyvauja pasaulyje kaip išsitęsiantis laikas kažkuria prasme. Tai, pavyzdžiui, kaip meistras Stalius mokina savo vaiką. Vaikelį, matai, čia tas medis toks, čia reikia taip obliuoti, ne šitaip. Vaikas įgauna kūno judesius ir tada patampa meistras ir labai lengvai darosi. Matai, meistrystė nereiškia, kad aš kontroliuoju, bet jeigu išmoksti, kaip sakant, grot pianinu, nesakai, dabar dar iš naujo, dar kartą kokia jau grojasi pats, ne, meistrystė. Tai tą vadiname pasyvių kūnų, pasyvus kūnas. Man nereikia kiekvieną kartą įlipus į automobilį dar kartą, kaip čia vairuoti. Jau tas vairavimas yra tęsinys automobilio ir automobilis vairuojasi per tave, bet be tavęs nereikia sakyti, dabar privažiuosim kampą, man reikės dabar, kaip sakant, iš atminties, tada pasukti dešinę ar į kairę. Jau matai visą lauką. Mūsų žinios, mūsų netgi charakterio savybės, viskas yra jau įsodinta į kiekvieną mūsų ląstelę ir savotiškai veikia. Ir atpalaiduoja galbūt kažkiek laisvos energijos ir laiko mąstyti kitas mintis. Bet štai taip apibrėžus žmogaus buvimą pasaulyje, tuo pat metu galime pastebėti, kad savo vakarietiškoje kultūroje mes kažkuria prasme apsimetam, kad kūnas nedalyvauja. Kad kūnas, štai politikoje, ar ne, koks yra politikoje kūnas, arba koks yra universitete kūnas, arba vėl kažkokioje kitoje aplinkoje, kur, tarsi versle. Yra svarbi šita vieta, yra svarbi galva, kūnas atneša galvą į pokalbį, į kažkokius susitarimus, bet veiksmo įrankis yra štai veidas ir galva. Tik reikia jau ten nueiti ant kojų. Tik reikia nueiti ant kojų. Bet vėlgi tam, kad per daug tos kojos kažkaip nesimatytų ar neišsiskirtų, mes jas apmauname į kantą išlygintomis kelnėmis, reiškia į kantą tai tam tikrą liniją, uždedam švarkus su vėlgi lininiais pečiais, įstatome kūnai tam tikrą standartinę formą, tam, kad galėtume, kažkaip trumpam atsitraukti, trumpam jį užmiršti, o gal netrumpam, gal apskritai nuo jo atsitolinti. Ir man kyla klausimas, pirmas klausimas, tai kodėl mes taip darome, ir antras klausimas, ką mums tai reiškia kaip civilizacijai. Štai jūs rašėte knygą Suma erotika, ne, ir išskleidėte į kitą galimą paletą pasaulio patyrimo per erosą, per meilę pasaulį įsitraukimas, per kūrybą, per judesį, per šokį, per muziką. Ir štai mes turime mūsų pasaulį, kuriame viso to tarsi ir nėra, arba tai lieka paslėpta. Mes šokam kitaip. Ir kartais uždarom tuos šokius, kad kitaip negalima, nes bus, tie judesiai jau, kažkai kokie, turi tokį patrauklumą, kuris yra draudžiamas, ne? Mes, matai, yra labai sunku suprasti dvilypiškoje metafizikoje. Kodėl, sako, kūnas mane nuvedė iš gero kelio, ne? Tai palauk. Kūnas kaip medžiaginis, jeigu yra skirtingas nuo tavo sielos, tai jis yra nekaltas.
tai kaip jis mane gali nuvesti iš kelio. Tai gal tavo tai aistros tave nuveda nuo kelio, bet aistros negali įtaikoti kūno, nes kūnas yra skirtingas, mechaniškas. Žiūrėkit, už viską mes kažkodėl kaltinam kūną. Vat nepavyksta man atlikti kažkokią tai judesį užduotį, tarkim, balansuoti lazdutę, ir tas yra skirtas dažniausiai Papeikti kūną. Papeikti kūną. Mano kūnas kažko nepadarė. Kūnas turėjo kažkaip padaryti. Kūnas turėjo atrodyti tam tikrų būdų. Lieknas, gražus, gebantis ir visa kita. Ir mes kažkaip sakom, aš ten nepakankamai lankstus, nepakankamai lieknas, nepakankamai dar kažką, bet niekada nesakom, aš nepakankamai protingas arba nepakankamai susitelkęs, arba kažkodėl esam linkę visada tas strėles, tas kaltinimo strėles nukreipti į kūną, bet ne į tai, kas, tarsi turėtų vis dėlto prisimti atsakomybę už... Nu tai, matai, kūnas žino geriau negu mes. Ne? Eit aplink ką nors ir neužkliūt, kūnas mato. Ir yra daugiau negu mes galim. Kaip sakau, kadangi kūnas tiesiog gyvena pasaulietiškai, tai tik kūniškai mes surandam, ko pasaulis klausia. Mes nepastebim, ko pasaulis klausia, todėl mes užkliūnam. Ne? Kūnas sako, pavyzdžiui, kai buvau Korėjos kare, turėjau tokias pareigas vest komandą ieškoti taikinių ir turėjau vienas priekyje, du čia, trečias čia vidury, ir tas priekinis buvo juodas iš Mississippi, bet jo žvalgyba kaip priekinio buvo tokia akyla, kad eini, to jis parodo, griūkim. Aš prislenku, kas ten. Ten už 500 metrų, matai tą medį? Sako, taip, sako. Matai, už to medžio iškištas batas. Tai kūniškumo tas akylumas, tai tiesiog kaip erelis, regėjau kiekvieną detalę, ne. Tai negali sakyti, jeigu aš sakau, kūnas mano kaltas, taigi aš pats akylai nežiūrėjau, todėl nepamačiau, o jisai taip žiūrėjo visą aplinką. Tai negaliu kaltinti, sakyčiau, mano kūnas nepastebėjo, taigi tu esi kūniškas, tai stebėk taip akylai, ne, kaip jis. Tarsi mano akis neįžiūrėjo. Arba ausis neišgirdo, bet tiesiog aš su savo visų sąmoningumu nebuvau ten. Nebuvau kartu su kūnu. Buvau atsiskyręs nuo kūno į virtualią. Sako, aš buvau dieviškai nutolęs. Dieviškai nutolęs. Na ir gyvename mes gyvenimus dažniausiai, man regis, dieviškai nutolę ir panašu, kad ir visa mūsų edukacija mokyklose yra edukacija, kuo toliau nutolti, kuo labiau savo gyvenimą orientuoti į būtent tą, vaizdinių, propriocepcinio žinojimo, suvokimo teritoriją, vis labiau ir labiau, sakyčiau, išsikūnijant arba paneigiant tą žinojimą, kurį mes gauname basomis eidami per rugienas ir šokinėdami per bangas. Matai, mes net nežinom, kas yra puriena. Ne, kas, bangose dar mes gyvenam kartą prie jūros, ant pležo, bet būti žvejui visai kitoks dalykas, negu sėdėti ant pležo, sako, aš buvau jūroje. Mat reikia mokėti, bangos pamokina ir kaip plaukti, ir kaip nerti ir visa kita. Nepaklusi bangų, gali nunerti nebeišsikeltą, ne. Kaip sakant, reikia patapti žuvimi, ne. Kokia kalba mes turėtume kreiptis patys į save, į savo kūną, kad atvertume didžiausią savęs potencialą? Tai pradinė kalba yra pasaulio kalba. Kaip kalba pasaulis, tyliai. Tas medis sako, nori matyti mano kitą pusę, apeik aplink. Ne? Tas kitas medis tenai toliau
sako, gali ateiti arčiau, bet saugokis tenai, kas juda po mano šaknimis, ne? Kalba pasaulis savo tylia kalba. Ir pasako labai daug, ne? Kur eit, kur neit, kur liūnas, kai sako, einu jau čia, pradedu slysti tokią gilumą, tai jau sako, labai iš palengvo, nemėgink eiti toliau, taip toliau ir gali nuslinkti liūną. Jau prašo pasaulis pasisaugoti. Ja. Kūnas yra pasaulio kalba ir kūnas žino geriau negu kas kitas, ne? Atinai, kaip sakant, kokiu būdu vaikščio dykumoje. Ne? Ir kaip surast, kur eini. Tai dykuma pasako. Tik dėja, mes gyvename savo gyvenimus vaikščiodami lygiais šaligatviais, lipdami standartizuotais laiptais, sėdėdami ant standartizuotų tualetų ir ofisuose prie vienodų ekranų ir galiausiai leisdami savo laisvą laiką kažkur arba prie televizoriaus ekranų, arba standartizuojančius judesius mokinančiuose treniruokliuose arba treniruočių sistemose. Tai štai klausimas, ar vis dar turime galimybę būti paveikti tos tylios pasaulio kalbos, ar mums vis dėlto reikia ieškoti kažkokių naujų sprendimų? Matai, mes esam taip. Tik mes, kaip sakant, apsirengiam per daug klodų. Kaip sakant, kuo lengviau apsirengi, kuo lengviau žodžių tave išaiškina, tuo lengviau gyventi. O esu teisėjas, man čia rūbai tie teisėjo slegia. Esu prelatas, man čia reikia kalbėti iš aukštybių ir visą kitą. Ir tie skirtumai patampa, kaip sakant, kategoriški ir mes nebemokam nusirengti tų sunkumų. Tai savotiškai tie rūbai, galima sakyti, yra kalbos arba kultūriniai akiniai. Tai aš sakau kalbos rūbai, nors aš teisėjas, taip turiu elgtis, aš ir tas ir tas. Kuriuos mes apsirengiam kaip tam tikras išpažįstamas disciplinas, doktrinas, žinių sistemas ir panašiai. O tiesą sakant, ypač kai mes kalbame, ne tik kad kalbame, bet būname kūnu, mes esame kur kas arčiau tos pasaulio kalbos, tos prigimtinės kalbos, kurios, tiesą sakant, matyt, mums reikia tiesiog išmokti klausytis. Tai ir tas yra nuostatos visokios dabar psichologų. Jau čia esu autonomiškas, nepaliesk. Palietimas jau peržengiai mano kūno ribas ir palėtė ir čia mano kūnas mano nuosavybė ir ji neliečiama, tik be mano sutikimo negalima, ne. Tai mes tą nuotolį vis, kaip sakant, didesnį burbulą turim. Kol galiausiai pasaulis ima mūsų nebeliesti ir mes nieko nebeliesti, tada mes prarandam santykį su bet kuo. Turim tą visą aprangą, mums, kaip sakant, tą artificialią, nereikia matyti, reikia tų akinių visokių, visokios panoramos rodosi, pasaulyje iš vis nebereikia vaikšto panoramose, kažkai kokiose. Tai tas mada. Bet pradėsim atsibūkinti viens į kitą, eini gatvę, nematai nieko, žiūri savo panoramą ir dvi panoramos susiduria. Tai va. Visai pabaigai mūsų pokalbio norisi paklausti, štai nugyvenote daugiau nei 90 mečius. Aha. Kaip per jūsų gyvenimą keitėsi pasaulis? Aš nieko nevengiu. Matai, yra labai nesveika. Tai yra pyktis, paniurimas, tenai barniai. Ir labai sunku pykti, jau susiraukęs, turiu kentėti arba turim kentėti, melstis, maldauti. Džiaugsmas labai lengva. Labai lengva gyventi. Jokios priespaudos. Gali viską padaryti džiaugsmingą ir visos priespaudos dingsta. Sakau, rimtas žmogus turi rimtai mąstyti, būti paniūręs, gilus. Tai būsi gilus ir mirtingas ir sustosi, ir sustingsi ir pasibaigs.
Ar teisingai suprantu, kad pasaulis su jumis jau daugelį metų kalba būtent džiaugsmo kalba? Aš kitaip nemoku. Aš mėginau užpykti, sako, čia žiūrėk, tokie baisūs dalykai, man taip pykta, aš sako, aš mėginsiu, bet pradedu juoktis. Sako, koks durnas patapai. Algi, dėkoju Jums už šiltą pokalbį, dėkoju už Jūsų šypseną, už Jūsų giedrą nuotaiką, kuri įkvepia labai stipriai. Ačiū už garbę, kad galėjau pasišnekėti su tokiu ypatingu žmogum ir ta aplinka galinga. Dėkoju rengėjui. Ačiū labai. Ja, ačiū.